Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbimi kolegos. Manau, kad niekam nekilo abejonių dėl Europos bendrijos oro uostų rinkliavų kaštų skaidrumo bei pagrįstumo būtinybės. Ir vien dėl to, kad dalis bendrijoje esančių oro uostų veikia natūralaus monopolio sąlygomis. Tačiau jo pačiame dokumentų svarstymo pradžioje Europos parlamentas labai atsargiai pažiūrėjo į komisijos siūlymus ir norus kontroliuoti daugiau kaip 150 bendrijos oro uostų. Dalyvaujant ruošiant įvairius dokumentus, parlamento nariai dažnai susiduria su dilema, kiek ir kaip kontroliai bei reguliavimas yra būtini, tiek, kad ji pati nepasidarytų savitikslę ir neparalyžiuotų pačio kontroliuojamo veiklos. Tai aktualu būtent šių dienų krizės akivaizdoje, kai jautrumas priimant verslui svarbius klausimus yra tiesiog būtinas. Manau, kad rytoj balsuoti teigiamame dokumente Europos parlamentas sugebėjo surasti ir apginti aukšto vidurį, realiai nustatydamas kontroliuoti būtinų oro uostų skaičių. Malonu, kad ir taryba buvo panašios nuomonės, o komisija pademonstravo reikiamą lankstumą siekiant konstruktyvaus kompromiso. Kitas nemažiau svarbus klausimas buvo surasti pusiausvyrą tarp pagrindinių žaidėjų veikiančių šiame sektoriuje. Tai yra oro uostų bei aviakompanijų interesų. Manau, kad ir čia mes pasirodėme neblogai, sugebėdami patenkinti abiejų pusių lūkesčius. Juolab, kad bet koks vienašališkas, nesubalansuotas siūlymas vienaip ar kitaip paveiks ES vartotojų galimybės naudoti šią saugiausią transporto rūšim. Visą tai buvo pasiekta profesionalių pranešėjo pastangų dėka. Ponas Stockmann visada pasižymi kaip nešališkas į visus įsiklausantis politikas. Tai man jau bene ketvirtas kartas su juo ruošiant įvairius oro transporto reguliavimo dokumentus. Šis kartas mane taip pat nenuvylė ir tik dar labiau praturtino naują patirtim. Dėkoju ir sveikinu poną Stockmann, kitus savo kolegas šio dokumento svarstymo pabaigo Europos parlamente. Taip pat noriu palinkėti visokeriopos sėkmės Europos komisijai, kuriai teks nelengvas darbas įgyvendinti ir kontroliuoti šios direktyvos veiksmingumą. Dėkoju už dėmesį.